mano gyvenime buvo įvykdytas puolimas prieš mane, kreipėsi dėl mano kūrybos, kur sakė, kad ne mano kūryba, ne tiek svarbu, bet jie dar minėjo tokį žodį kaip gretutinės teisės. Tai greta ko tos teisės eina? Kas ta greta? Jo, šiaip labai gražus dalykas, čia toks tarsi maža bendruomenė kartais susikūrė, kuriant vieną dainą. Kartais neužtenka vieno žmogaus, kad jisai visus sutvarkytų reikalus galus, kartais tai yra komandinis darbas. Pavyzdžiui, kompozitorius sukuria melodiją, tada koks nors poetas leidžia savo eilėraštį, tada ten ateina koks nors bosistas. Ir tai jau tampo tokiu kaip šeimos kūriniu ir kažkoks bendruomenės. Ir pavyzdžiui, mano pačios muzika reta daina yra, kur aš esu visiškai vienintelė. Nes pavyzdžiui, mano kolega Benas groja bosu, mano kolega Domantas sėdi ir produsuoja sintezatorius kokius nors. Ir tai parodo, kad mes einam greta vienas kito į tą patį tikslą. Ir esam kartu bendraautoriai, todėl visi dalinamės gretutinėmis teisėmis. Tai kai jūs kažką sukūrėt ir sukviečiat talką, tai ta visa talka yra gretutinės teisės. Tai čia mūsų, labai geras pavyzdys, taip.